Šiandien Evangelijoje girdėjome istoriją, kaip Jėzus Kristus žengia į Jeruzalę. Jei pažvelgsime į šią istoriją iš šiuolaikinio požiūrio, tai galime išmokti svarbių pamokų apie tikėjimą, Jėzaus misiją ir žmonių reakciją į jį. Taigi, pažvelgime į šį pasakojimą ne tik iš istorinės, bet ir iš šių dienų perspektyvos. Pirmiausia, svarbu paminėti, Jėzaus triumfalinis įėjimas į Jeruzalę įvyko neatsitiktinai. Tai buvo įvykis, kuris buvo suplanuotas, iš anksto numatytas ir išpranašautas. Ruošdamas mokinius skausmingam susidūrimui ir netekčiai ir susitikimu su nauja realybė, Jėzus nuolat kalbėjo apie artėjančią mirtį ir prisikėlimą. Šis ypatingas įėjimas į Jeruzalę buvo paskutinis jo viešasis veiksmas prieš jo kentėjimus, mirtį ir prisikėlimą. Žmonės susirinkę Jeruzalėje šventei džiaugiasi ir laukė Mesijo. Tačiau daugelis iš jų turėjo pasaulietinius lūkesčius dėl to, kaip Mesijas turėtų atvykti, kaip jis atrodyti turėtų ir ką turėtų padaryti. Jie tikėjosi, kad jis bus politinis vadovas, kuris išvaduos žydus iš romėnų valdžios. Tačiau Jėzaus misija buvo visiškai kita. Jis atėjo nesiekti žemiškos valdžios, bet išgelbėti, atpirkti žmoniją nuo nuodėmės ir mirties. Dažnai mes turime savo iškreiptus lūkesčius ir norime, kad Dievas veiktų pagal mūsų planus ir mūsų troškimus. Tačiau tikėjimas reiškia pasitikėjimą Dievu net ir tada, kai jo veiksmai neatitinka mūsų lūkesčių. Mums reikia mokytis atpažinti Dievo valią ir pasitikėti jo planu, net jei jis skiriasi nuo to, ką mes susiplanavome vakar. Jėzaus triumfalinis įžengimas į Jeruzalę taip pat atskleidžia, kaip greitai žmonės gali pakeisti savo nuomonę. Tie patys žmonės, kurie šlovino Jėzų kaip karalių, keliomis dienomis vėliau šaukė ant kryžiaus jį. Tai mums primena žmogiškąją prigimtį ir mūsų širdžių nepastovumą, besikeičiančius įsitikinimus ir pasidavimą minios nuotaikai. Šiandien noriu, kad pabandytumėte šį įvykį suasmeninti ir įsivaizduoti Jeruzalę kaip savo širdį. Taip, Jėzaus triumfalinis įžengimas į Jeruzalę, tai jo įėjimas į mūsų širdis. Evangelijose dažnai matome, kai Jėzus kviečia žmonės atsiverti jam ir priimti jį į savo gyvenimą. Širdis čia simbolizuoja mūsų vidinį pasaulį, mūsų mintis, jausmus ir valią. Pirmiausiai, kaip ir Jeruzalėje, taip ir mūsų širdise, Jėzus nori būti priimtas kaip karalius, besąlygiškai. Tai reiškia, kad mes pripažįstame jo autoritetą ir valdžią savo gyvenime. Kai priimame Jėzų į savo širdis, mes pripažįstame jį kaip mūsų gelbėtoją ir vadovą, kuris nukreipia mūsų gyvenimą į teisingą kelią. Antra, kaip ir Jeruzalės žmonės, mes taip pat turime pakeisti savo klaidingus lūkesčius ir nuostatas, susijusias su tuo, ko tikimės iš Jėzaus. Dažnai mes galime matyti klaidingą vaizdą apie tai, kas yra tikrasis tikėjimas ir kokie turėtų būti mūsų santykiai su Dievu. Priimant Jėzų į savo širdis, mes turime pasiruošti atsisakyti savo pačių planų ir norų ir leisti Dievo valiai vyrauti mūsų gyvenime. Trečia, Jėzaus įėjimas į Jeruzalę mums primena apie būtinybę šlovinti jį ir švęsti jo atėjimą į mūsų širdis. Kaip ir žmonės Jeruzalėje šlovino ir džiaugiasi Jėzumi, taip ir mes turime išreikšti savo pripažinimą ir padėką jam už jo išganymą ir meilę. Šlovindami Jėzų mes parodome, kad jis yra svarbiausias mūsų gyvenime. Galiausiai Jėzaus žengimas į Jeruzalę mums primena apie būtinybę leisti jam valdyti mūsų širdis. Tai reiškia, kad mes ne tik priimame jį kaip savo karalių, bet ir leidžiame jam vadovauti mūsų gyvenimui ir nukreipti mūsų veiksmus. Tai reiškia, kad mes pasitikime jo vadovavimu ir sekame jo pavyzdžiu, brangindami meilę,
gailestingumą ir teisingumą. Kaip ir Jeruzalės gyventojai, mes turime priimti jį su šlovės ir džiaugsmo šauksmais, leisdami jam valdyti ir vadovauti mūsų gyvenimui. Tik kaip mes tą galime patirti? Kaip galime patirti tikrąjį išganymą ir amžinąjį gyvenimą, kurį Jėzus atnešė mums savo mirtimi ir prisikėlimu. Tačiau ne viskas taip paprasta. Jėzui įžengti pro mūsų širdžių vartus gali sukliudyti, sutrukdyti ne tik išoriniai veiksmai, bet ir mes patys, mūsų nusistatymai, lūkesčiai, norai. Vienas iš pagrindinių dalykų, kuris gali sutrukdyti Jėzui įžengti į mūsų širdis, yra mūsų nuostatas ir klaidingi lūkesčiai. Jei turime neteisingą vaizdą apie Jėzų arba jo planus mūsų gyvenime, mes galime atstumti jį. Pavyzdžiui, jei laikome Jėzų tik kaip moralinį mokytoją ar religinį simbolį, o ne kaip savo asmeninį gelbėtoją ir viešpatį, tai gali trukdyti jo įžengimui į mūsų širdis. Jėzui įžengti į mūsų širdis gali kliudyti neteisingi prioritetai. Nuodėmė ir pasaulis suklaidina mus ir mes iškeliame klaidingus prioritetus, kurie gali užkirsti kelią Jėzui įžengti į mūsų širdis. Jei mūsų gyvenimas užimtas kitkuo nei Dievo valia, arba jei mes dedame daugiau pastangų į pasaulietinius dalykus negu į dvasinius, tai gali sukelti kliūtis mūsų santykiams su Jėzumi. Kartais mūsų asmeninės vertybės, pomėgiai ar gyvenimo būdas gali prieštarauti Jėzaus mokymui. Jei mes tvirtai laikome savanaudiškų ambicijų, tuščios garbės ar laikino pasitenkinimo, tai gali trukdyti Jėzui žengti į mūsų širdis. Kartais mūsų santykiai su Dievu gali būti sutrikdyti nepasitikėjimo arba baimės. Mes galime bijoti atverti savo širdį ir savo gyvenimą Jėzui, bijodami, kad jis gali reikalauti iš mūsų kažko, kas pakeis mūsų gyvenimą, arba kad jis gali pasmerkti arba atstumti mus. Ši baimė gali kliudyti mums pasitikėti Jėzumi ir priimti jį į savo gyvenimą. Visi šie veiksniai gali būti kliūtis Jėzų įžengimui į mūsų gyvenimus. Tačiau svarbu suprasti, kad nepaisant mūsų trūkumų ir kliūčių, Jėzus vis tiek stovi prie mūsų durų ir laukia, kol mes atversime jas. Jis myli mus ir yra pasirengęs padėti mums įveikti bet kokias kliūtis, kad mes galėtume patirti jo gyvybę, išganymą ir meilę. Paklausite, kodėl turėtume įsileisti Jėzų į savo širdis ir savo gyvenimą. Kartais be jo daug komfortiškai gyventi yra be jo. Galbūt lengviau, gal paprasčiau. Tai kodėl turėtume įsileisti Jėzų į savo širdis ir savo gyvenimus? Jėzus pasiūlė mums išganymą nuo nuodėmės ir mirties. Tikėjimas juo ir priėmimas jo į savo gyvenimą leidžia mums turėti viltį amžinajame gyvenime. Per Jėzų mes galime turėti artimesnį santykį su Dievu. Jis mums atveria kelią, kad galėtume bendrauti su Dievu, mokytis jo žodžio ir patirti jo galybę bei meilę savo gyvenime. Jėzus suteikia mūsų gyvenimui tikslą ir prasmę. Priėmimas jo į savo širdį leidžia mums atrasti savo prasmę ir tikslą gyvenime. Per Jėzų mes galime patirti Dievo gailestingumą ir atleidimą. Jis atleidžia mūsų nuodėmes ir leidžia mums pradėti naują gyvenimą, kuriame esame laisvi nuo kaltės ir pasmerkimo. Jėzus yra galingas gydymo šaltinis mūsų sieloms ir kūnams. Per jį mes galime rasti ramybę, paguodą ir stiprybę, kad išlaikytume gyvenimo iššūkius ir sunkumus. Tikėjimas Jėzumi motyvuoja mus mylėti ir tarnauti kitiems. Jis mums pavyzdys, kaip gyventi meilės ir pasitikėjimo dvasioje. Skatina mus pasidalinti savo laiku, talentais ir ištekliais su tais, kuriems reikia mūsų pagalbos. Per Jėzų mes galime augti dvasiškai ir tobulėti kaip asmenys. Jis mums vadovauja per savo žodį ir dvasią, padeda mums įveikti mūsų trūkumus ir tapti vis labiau panašiais į jį.
Jėzus skatina mus gyventi pagal Dievo valią ir atspindėti jo šviesą ir meilę mūsų aplinkoje. Štai kodėl turime įsileisti Jėzų į savo širdis ir savo gyvenimus. Nes tai suteikia mums tikrosios laimės, gyvenimo tikslą ir prasmę. Taip pat jis suteikia mums galią ir stiprybę, kad galėtume gyventi gerą ir prasmingą gyvenimą. Teisusis karalius įžengė į Jeruzalę, o dabar teisusis karalius žengia į mūsų širdis. Nesiekdamas žemiškos valdžios ar garbės, bet siekdamas išgelbėti mus nuo nuodėmės ir mirties, atnešdamas viltį ir išganymą visiems, kurie jį tiki.